Nu, Erika, apšviesk tautą, ką tu manai apie šitą karą ir taiką. Aš manau, kad taip, labai gražiai pasakai, Kazimierai, tai, kas dabar vyksta, tai yra karas vardan taikos. Karas vardan taikos. Bet aš nežinau, ar gali būti karas vardan taikos. Vardan taikos tai turėtų būti derybos tikriausiai, pokalbiai, bendravimas, ieškojimas kompromisų. Norėdami taikos žmonės ieško tarpusavio sąlyčio taškų. Žiūri, kaip galėtų padėti vieni kitiem, nes jeigu yra karas, reiškia yra tam priežastis. Atsiprašau, kažkas man čia skambina. Policijos skambutis, kur... Tai aš suprantu, kad policijai tikriausiai... Tiksliau, aš manau, kad čia tikrai nebuvo policija. Tikrai, aš nesu dar bendravusi su tokiais nemandagiais policininkais. Nu, jeigu gavo komandą, gali būti. Spaudimo priemonė ir saugumas. Nesvarbu, tai tada vis tiek sako, mes jūs kviestume, tai aš suprantu, gaisras Lietuvoje, ne, kad dabar čia ir dabar imkite ir bėkite, jeigu žmogus neturi kelionį pinigų. Visada policija apmoka bilietą kelionės. Tai yra normaliai, jeigu Lietuvos policija, bet aš šiandien ne apie tai. Nu gerai, o tai kaip... Aš apie karą ir tai. Nu, bet karas yra faktas vis tik, tai va dabar va tas va karas, kuris vyktas, yra faktas. Ir žmonės ant tiek sukiršinti, va skambina, tai tu atsiribok nuo Putino, tu ten už Ukrainą ten... Aš nežinau, aš nei už Ukrainą, nei prieš Ukrainą. Aš suprantu, kad karas vyko todėl vyksta, kad tam buvo ruošiamasi ir tai yra pasekmė tų veiksmų, kurie įvyko anksčiau. Kažkodėl tuos veiksmus matėme ne visi, tai yra labai liūdna, bet tai yra ne mano karas. Tai yra ne mano vaiko karas, ne mano šeimos karas. Aš esu mama, kuri nori taikos ir man reikalingos derybos. Dabar kaip ir, nežinau, panelė Grybauskaitė nesakė, sėskim prie derybų stalo, tegu Lietuva bus ta šalis, kurių susitiksite ir dėrėsite. Tai būtų geras pasiūlymas, labai geras pasiūlymas. Jeigu, sakykime, dar kažkokią šalį pasiūlytų, o dabar vienintelė šalis, kuri kviečia deryboms, yra Baltarusija. Jis sako, kviečiu jūs sėstis prie derybų stalo. Vengrai pasiūlė, Orbanas. Pagarba vengrams. Bet tai yra ne mūsų karas. Supranta, tas karas, kada dabar mes esam stumiami vienas prieš kitą kaktomis ir tai daroma su buvusiom tarybinėm respublikom. Ir protingi žmonės pagalvos, tarybinės respublikos kaktomuša, dabar mes esam vieni su kitais. Iš mūsų tiesiog norime padaryti karius, mes turim kariauti vieni su kitais, plėšyti vieni kitiems gerklės. Tai yra siekimas to, aš nenoriu kariauti, su nieko nenoriu kariauti. Nu jo, bet buvo, jeigu tu, kaip Landsbergis jaunesnysis pasakė, dabar nėra pilkų spalvų, arba juoda, arba balta. Jeigu tu ne už tuos, vadinasi už tuos. Visada buvo neutralitetas. Prisiminkim tas protingas pasaulio šalis, kurios buvo neutralios. Jos po šiai dienai yra ekonominiai, finansiniai aukštumoj. Tai yra šalis, kurios turi didžiausią saugumą. Ar mes pamiršom, kas tai yra šalis, kurios visada turėjo neutralitetą tose šalyse? Visi bankininkai laiko savo pinigus. Į tą šalį žmonės važiuoja tada, kai pasaulis tampa nesaugus. Mes galim tokia šalis būti, mes galėjom. Bet dabar jau viskas jau įstoja į NATO, Europos Sąjungą. Kaip tu gali būti neutralus sąjungose būdamas tokios? Tai gerai, o kodėl tada prancūzai nesiunčia savo legiono, kodėl olandai nesiunčia savo legiono, kodėl dabar lietuviai turi tapti karo zona? Nu pasakykit man. Nu dar kartelį sakau, jeigu mastot ir stebit pasaulio įvykius, karo zona verčiamos po Sovietinės Respublikos. Tos, kad vėl netaptume bičiuliais ir draugais, kad vėl netaptume vieni kitų palaikytojais, nes vis tik tai tiek metų draugystės, aš suprantu, kad man draugas ir baltarusis, ir ukrainietis, ir kirgizas, ir gruzinas, jie visi buvo mano draugai, mes važinėjom ir darbo poilsio stovyklas jaunimas. Mes vieni kitus mylėjom, vieni kitus priimdavom į namus kaip didžiausius svečius. Mes iš tikrųjų atsimenu, važiavom iš Maskvos ir vienai merginai pritrūko pinigų, nes tiesiog jinai per mažai pasiėmė, į bilietas buvo brangesnis. Kelintai šie metai? Čia buvo 87. Prieš pat atsiskyrimą. Ir suprantat, mes visi sudėjom jai, kad jinai saugiai parvažiuotų namo ir tai yra taip smagu ir man, bet aš dabar kaip pasakoju, tai visi sako, tau užteks, o tau gerai. Ir sako, pavažiuosim čia pas mus, pernakvosim, priims, pamaitins, tada toliau. Ir visi norėjo, kad mes vieni pas kitus užsuktume. Tai buvo taip gražu.
Tuo metu ta draugystė, jinai buvo ne tik tai deklaruojama popieriuose, ne? Jinai buvo tarp žmonių, jinai tvirojo laukia, jos buvo pilna visur. Ta draugystė buvo ypatingai plėtojama, draugystė, pagalba. Šiai dienai, kai mes buvom Baltarusijoje, ne? Ir va dabar ta medžiaga, kurią gaunu iš visų pasaulio šalių, ne tik iš Baltarusijos, ir iš Ukrainos, ir iš Rusijos, ir iš Prancūzijos, iš Vokietijos labai daug, iš Rumunijos. Tai va būtent Baltarusijoje ten irgi atsirado žmonės, kuris sako, nu kodėl mes dabar tuos lietuvius tai priėmėm ir mylim, bet pažiūrėkit, kaip jie negražiai su mumis elgėsi, mesgi jiem nieko nepadarėm. Valstybės politika yra tokia, mes nekurstam karo. Lietuvių tauta nekalta. Mes nekurstam karo ir nebuvo leista demonstracijai prie Lietuvos ambasados, nebuvo leista pasielgti taip, kaip pas mus buvo pasielgta su Rusų ambasada. Gal nežino visi, ką tu čia turėjo omeny? Turiu omeny tą akciją tokią, kai čia sėdim, juos ten purvais drabstom, ten dirba žmonės, su Baltarusijos ambasada, kai buvo pasielgta. Matėt, jau ten įsiveržta buvo į vidų už aptvarų ir tuos žmonės tai įtakojo kažkas. Jeigu juos įtakojo smurtui dabar, juos gali įtakoti smurtui prieš jūs. Suprantat, masė žmonių, kurie yra linkusi smurtauti, ne taikos ieškoti, ne derybų ieškoti. Jinai bet kada gali būti nukreipiama prieš tą patį Gabrielių. Prieš tą pačią Šimonytę, ne tik prieš mus, ar prieš Baltarusiją, ar prieš Rusiją, ar dar prieš kažką tai. Ta kritinė masė, norinti išlieti emocijas, tai yra žmonės, kurie turi savį sukaupę ir jie sako, va, visada buvo žmonių, kuriem patinka žudyti, jie eidavo į karą. Jie eidavo samdiniais, nes jie nori žudyti. Tai va, ir aš manau, kad tokia tauta yra Amerika. Jeigu žiūrėti istoriją, ten atvyko visi karingi žmonės iš pasaulio šalių, iš visų kampelių, tokie labai karingi, paskaitykite ir literatūrą, ir pasidomėkite, ir amerikiečių pastatytus filmus, kas tai yra Amerika. Jie išžudė vietinius gyventojus, visus žudė, suvarė rezervatus ir susikūrė savo šalį. Suprantat, kažkas gali sugalvoti žudyti ne tik tai ten, bet gal sugalvosi žudyti lietuvius, o gal rumūnus, o gal anglus, aš nežinau, bet mums reikia saugotis tos masės žmonių, kurie linkusi smurtauti prieš kitus. O kaip tu vertini, pavyzdžiui, tos keiksmažodžių vartojimą iš valstybinių, iš visokių tribūnų, didelių visur jau? Tai yra mobingas, už kurį bus baudžiama. Ateis tas laikas ir aš manau, kad mes turėsim visi atsiimti už nuopelnus. Tie, kas kursto karą, tie, kas ir išvis ant vėliavos. Aš manau, kad net ukrainiečių vėliava yra suteršta. Tautos vėliava, ant kurios rašomi svetimos šalies keiksmažodžiai. Ir tai yra baisu, ta pirmoji banga, kada tavęs nepažįsta, bet tiesiog žino, kad tu buvai išvykusi Baltarusiją ir tau siunčia keiksmažodžius, prakeiksmus. Ne aš sukėliau karą Ukrainoje. Ne aš Ukrainoje pastačiau daug laboratorijų, tokių biologinių, kur yra ginklas prieš žmoniją. Ne mano sūnus, Baideno sūnus nusipirko tą rusišką vamzdį su dujom, ne? Nafta, kurį reguliuos, per kurio kišenes eis viskas. Ne mano sūnus, mėlėjai, tai ne aš padariau. Jūs pažiūrėkite, kas tai padarė. Ir ne aš ten sapalioju, kad kai Baidenas atsibunda, tai čia Rusija, tai čia Irakas, tai čia žmogus marionetė sėdi ir kalba miegodamas, jis neturi ko prarasti. Teisingas buvo sprendimas. Pastatėm seniuką ir tegu kalba, ką nori. Iš seniuko paskui ir pareikalaus, o jis jau jį gal tam laikui dievulis pasiims. Mūsų seniukas Vitukas, kuriam bus 90, kalba, kad reikia karo, reikia žmonės išvalyti, tas video sklinda, aš nesugalvojau jo. Jis yra, jūs jį galite pamatyti. O kadangi žmonių yra labai daug planetoje, tai jeigu jų koks ketvirtadalis išmirs, tai gal Žemė pasakys ačiū Dieve, kad palengvinai. Yra tokia senovinė sakmė, kaip Žemė kreipėsi į Dievą ir prašė palengvinimo, kai žmonių per daug prisidaugino. Čia labai senovinė išmintis. Dar jokio Maltuso niekas čia nežinojo Lietuvoje. O senoliai jau buvo suvokę, kad gal ateis toks laikas, kai žmonių bus per daug.
Ir jisai sako, kad tai yra gerai, kad visus negerus žmonės karas gali paimti. O kaip atskirti žmogus geras ar negeras? Aš vis tik matau, kad geras yra tas, kuris sako, aš dalinuosi duoną. Aš manau, kad paprasti žmonės nenori kariauti. Ukrainos milijonieriai išvažiavo prabangiais automobiliais, išsivežė savo vaikus, savo tuos jaunuolius, kuriegi galėjo stoti ir ginti savo tėvynę, Ukrainą. Jo, visi turi ginti savo tėvynę. O tai kaip jie dabar negina savo tėvynės? Varguolio vaikas eis ginti tėvynę. Gins tas, iš kurio kapitalistas jau ir taip viską atėmė. Pavertė jį savo vergu ir dabar vergai eis ginti tėvynės. Tos tėvynės, į kurį paskui sugrįž kapitalistas ir sakys, jūs gausite tiek, nes dabar nuniokota karo šalis ir man reikia gyventi geriau, ne? Va, tai buvo tokių šūkiai, man reikia gyventi geriau, ne kažkoks Nusipelnė. Nusipelnė, jo Lietuvoje tie, kurie nusipelnė gyventi geriau. Iš kokių pinigų finansuojama visą tai, jūsgi suprantat. Iš jūsų uždirbtų pinigėlių, mėly mano tautiečiai, ukrainiečiai, rusai, baltarusiai, latviai, estai. Iš pačių žemiausių sluoksnių nulupti mokesčiai eina į karo gerovę. Taip, jeigu mes norime taikos, taip, priglobkim tuos ukrainiečius. Priimkim, kiek ukrainiečių priėmė panelė, tai yra ponia Gabrielių žmona į savo mokyklą, jisgi galėjo, ne vieną mokyklą tiesiog. Sakykit, eikit, gyvenkit, būkit. Aš dabar galvoju, o kai jinai norėjo pasisavinti Druskininkų sanatoriją, tą, kur jinai priklausė Baltarusiam, ten vyko didelė kova ir Gabrielių žmona norėjo įsikurti ten, kažin, ten kas būtų ir pabėgėlių stovykla. Ar vis tik eiliniai Austėjos mokykla, iš tikrųjų, kuri dar kartelį sluoksniuoja vaikus. Varguolio vaikas turi eiti į pigią mokyklą ir būti savo aplinkoj. Po 30 vaikų klasiai. Turtuolio vaikas eis į kitą mokyklą, eis jūsų pinigais, eis to pinigais, kas sukuria produktą. Dar ką norėjau, aš perskaičiau ponios Maldeikienės tokį pamastymą, sakė, kaip aš džiaugiuosi, kad mano anūkai nesitrins su vatnikais. Kas yra vatnikas Lietuvoje? Tas, kuris gauna atlyginimą už savo padarytą darbą, kuris yra sąžiningas žmogus, ne, jis nesinaudoja kitų, jis neverčia likusios dalies tautos vergais. Jinai sakė, kaip yra gerai, kad mano vaikas augs kitoje aplinkoje. Taip, jūs davėdėte tautą iki ko? Tarybų sąjungoje mes buvom patys labiausiai išsiauklėję ir išsimokslinę žmonės. Pas mus baigus vidurinę, jisai buvo tokio aukšto lygio, žinojo geopolitiką, žinojo viską, biologiją, chemiją, visa tai buvo mūsų jaunimo galvose. Mūsų specialistai buvo tokio aukšto rango, tai buvo šviesus, geri žmonės, visada skubantis padėti. Aš dar labai tikiuosi, kad mes ir dabar auginsim tuos žmonės, kad jie skubėtų vieni kitiems padėti. Bet jeigu ponia Maldeikienė sako, kad man yra negarbė, jeigu mano anūkai bus tarp tų paprastų varguolių, tai kas yra varguolis? Ponia miela Maldeikienė, kas yra varguolis? Po karo bus reikalingi varguoliai, kurie atstatys šalį. Po karo nereikės tų, kurie pasirašinėja popierius. Po karo nereikės vadybininkų su didelėm algom. Po karo reikės žmogaus, kuris moka padėti plytą ant plytos, uždėti cemento ar pastatyti namą. Po karo reikės žmogaus, kuris pamelš karvę ir mes turėsim pieno. Jeigu karvių bus dar. Jeigu bus karvių, jo. Po karo reikės to nuoširdaus žmogaus, kuris nubraukęs viską sakys, suprantu, jūs mane išnaudojat, jūs iš manęs tyčiojatės, jūs iš manęs banke lūpot procentus, kad aš turėčiau namelį, bet aš suprantu, kad man reikia savo šalį pakelti ant kojų. Tai va taip ir bus. Po karo taip ir bus. Bet gal nereikia karo, gal nereikia neapykantos. Rusų tauta nenugalima, žinote kodėl? Todėl, kad jie eis ginti ne oligarchų. Jie eis ginti to savo žemės lopinėlio, kur auga burokas, morkva. Nes jie supranta, kad visas pasaulis nemėgsta rusų, todėl, kad rusų tauta yra nereikli. Ten gyvena Sibire žmonės kukliai, gyvena kituose kaimeliuose, jie gyvena kukliai, bet jie gal yra laimingi, išmoko būti laimingi tame, kur jie gyvena. Bet jie savo žemę gins, jie stipriai gins savo žemę, suprantat? Tai neerzinkim tos didelės meškos ir tai, kai Bidenas sako, mes sunaikinsim, mūsų tikslas sunaikinti Rusiją. Ar čia yra taika?
sunaikinti Rusiją. Sėdi žmogus kažkur ten Astrachanėje ir jis girdi Baideno kalbą sunaikinti Rusiją. Taigi jisai pašniai sakys, nu bratė, tai mes leisimės kažkokią nukvakusio senuko sunaikinami. Ne. Ir mes lietuviai nesileisim kad mūsų pykdytų, kad mūsų naikintų svetimame kare. Aš nenoriu kariauti nei su rusų valstiečiu, nei su baltarusu. Aš noriu taikos. Taikos. Aš linkiu jums visiems taikos. Gražus pavasario Velykų. Šventų Velykų prisikėlimas lai atneš mums ir svajotą taiką.